Mėly broliai ir seserys, pirmajam skaitinį girdėjom labai įdomią sąlygą. Ten jis prasideda taip: jeigu darysi gerą, kai šauksiesi, Dievas atsilieps. Ir jis sakys, aš čia. Įsivaizduojam? Čia muštis į krūtinę mums, kalbėtojams, reikia. Labai dažnai mes greitai sakom, žmogus ims iškart, treptels kurpaitį ir Dievas prisistatys. Tarsi koks nors pasakos herojus, kuris nieko kito nenori, kaip tik tai išpildyti mūsų prašymus. Ir taip ir ne. Jėzus prieš akis nukryžiuotas ant kryžiaus, jis iš tikrųjų myli. Bet ta meilė turi ir tam tikrą tvarką. Kažkada esam kartu mąstę, kad jeigu mūsų širdis liktų vaikiškam lygmenį, tai mes taip ir nesuprastume tos meilės. Štai žiūrėkit, mažas vaikas užsimano vieno ledo. Paprašo, mama ar tėtis ten duoda, žinoma, kai šilčiau yra. Bet jis nori antro ledo. Ir staiga mama, kuri yra labai mylinti, ir tėtis, kuris yra labai mylintis, nubrėžia ribą ir sako, ne, gana, daugiau nebus. Ir vaikas žiūri į tą žmogų, į tėtį ir mamą ir galvoja, ką tik buvo geras, o dabar jis blogas. Bet jis neduoda, aš noriu, o man neduoda. Dabar, kai esam šiek tiek ūgtelėję, suvokiam ir suprantam, kad va šitas kažko nedavimas talpina daugiau išminties ir tikrą rūpestį. Ne tam, kad mes savo širdį tučtuojau gautume viską, ko norim. Nes, kaip liaudis, kad sako, neaišku, kas nutiktų su mumis, jeigu išsipildytų visi mūsų troškimai ir tučtuojau. Ir štai šiandien kaip tik Evangelija klausia kiekvieno iš mūsų. Ar aš ir tu, jaunas ir pagyvenęs žmogus, kreipime šiandien labai nuoširdžiai sakydami, Dieve, padaryk mano širdį dėkingą. Padaryk su manim kažką, nori operaciją padaryk, nori duok man šviesos, nori duok vaistų, kad man galvoj ir širdį, ir tau galvoj ir širdį prašviesėtų ir mes žiūrėdami į savo gyvenimą matytume kitų žmonių gerumą ir Dievo gerumą. Kiek daug gerų dalykų mes turim ir Dievas kviečia mus būti dosniais. Neduoti iš to, ko neturiu, bet iš tikrųjų tai, ką turiu, ką esu gavęs per kitus žmonės, ką esu gavęs tiesiogiai iš Dievo, kad norėčiau dalintis. Juk, mėly broliai ir seserys, ne kartą mes esame mąstę, kad nedėtingumas užrakina žmogaus širdį ir padaro kaip matančią. Žiūrim į kitus žmonės su nedėtinga ir širdim ir mąstom. Šitie žmonės, kurie yra šalia manęs, per mažai man padeda, per mažai myli, per mažai stengiasi, viskas yra per mažai. Ir žiūrėkite, jeigu šitokia liga įsimetė į mano ir tavo širdį, kaip mes galėsim išpildyti Evangelijos prašymą? Juk Jėzus labai aiškiai sako, jūs pasaulio šviesa, jūs pasaulio druska. Kitaip sakant, kad dalintumėmės tuo, ką gero ir gražaus širdį atrandam. Bet, mėly broliai ir seserys, jeigu nebus to dėkingumo, tai mums atrodys iš tikrųjų, kad mes duodam ir taip per daug. Ir mūsų kryptis turėtų būti priešingai, kad turėtume labiau nešviesti kitiems, bet pasaugoti tą šviesą ir kitus dalykus. Ir va, mėly broliai ir seserys, va tos jėgos ir to veržlumo ir to noro, jo gali ir nebūti mūsų širdį, jeigu nematysim, neatpažinsim Dievo gerumą ir veikimą. Tada susidūrę su sunkumais gana lengvai nusiminsim, numuš mums nuotaiką, atims iš mūsų širdies ūpą. Juk taip, kaip pradėjom šventąsias mišias, prašėm, kad Dievas duotų drąsos, kad galėtumėm atpažinti, o kas gyvadė mano ir tavo širdies gerumą. Ir vienas iš tokių gražiausių, paprasčiausių apibūdinimų tai yra, kad nuodėmė veikia labai panašiai kaip šaltis. Juk žiūrėkim, ar sunku būti geram, kai gera nuotaika? Kai visko aplink apsčiai? Ne.
Yra gera nuotaika, yra jėgų, yra viskas gerai. Labai lengva būti geru tokiu atveju. Bet jeigu bloga nuotaika ir mūsų gerumas iš tikrųjų ženkliai sumažėja. O jeigu bėda dar kokia, kuri veikia kaip šaltis, užšaldo mūsų dalį širdies, jau žiūrim, kad mūsų gerumas visiškai nedidelis. O jeigu iš tikrųjų koks gyvenimo speigas, nelaimė, sunkumai, su sveikata, tarpusavio santykiai, ir staiga žiūrim, kad viskas užšalo. Tas gerumas, kuris galbūt kažkur ten širdies gelmėj ir yra likęs, niekur jo nepasirodo kaip užšalę vamzdžiai, kad neleidžia tekėti nei šilumai, nei vandeniui, niekam. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien kiekvienas ir klausim, ar mano širdis nėra užšalusi, bent jau dalis galbūt. Galbūt mano širdis užšalo ir staiga suvokiu, kad nebeturiu laiko Dievui, mano maldos gyvenimas yra pakritęs. Galbūt iš tikrųjų esu užsigavęs ant kažkokio tai ar klasioko, ar šeimos nario ir jaučiu, kad ten mano širdis, čiut gerai yra, bet dažniausiai labai stipriai rezervuota, o galbūt pamirštu palaiminti pačius artimiausius savo žmones. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, mums reikia patyrinėti savo širdį, kad paklaustume, ar tikrai noriu ir ar maldoj prašau, Dieve, padaryk mane pasaulio šviesa. Dieve, padaryk, kad mano gyvenimas būtų ta druska. Jeigu tu nori, aš sutinku. Kartą vienu metu mirė 4 bičiuliai. Ot paėmė taip ir numirė. Nelaimė, niekas, tai buvo visą gyvenimą draugavę tarpusavį. Ir staiga jie atsidūrė visi 4 vienoj vietoj. Platus kelias ir tarpusavį kalbasi jie, kaip čia taip nutiko. Ir nesusigaudo, kur čia jie yra. Ir staiga jiem greitai pasirodo vyras baltais drabužiais ir sako, labai greitai jūs prieisit sankryžą ir joje bus tiesiog 2 pasirinkimai, į kairę ir į dešinę. Vienas iš tų kelių ves į pragarą, kitas į dangų. Jūs esat laisvi rinktis. Pasirinkę kelią galėsite eiti ir kol nueisit iki galo, galėsit ir grįžti. Bet jeigu nueisit iki galo, viskas. Nesvarbu ar pragaras, ar dangus, įeisit, durys užsidarys, niekur negrįšit. Ir ką, taip kaip sakė, labai greitai ir išnyko tas vyras ir jie tarpusavį bičiuliai kalbasi, kaip taip. Taip atsitiktinai, imk ir pasirink, kokiu keliu eiti. Ir galiausiai vienam gale iš tikrųjų yra tai, ko siekia, trokšta mūsų širdis, o kitam neduok Dieve. Ir štai ateina labai greitai prie to pasirinkimo, prie to sankryžos ir vienas sako, ką, renkuosi ir eisiu į dešinę, greičiausiai tas kelias veda į dangų, į rojų. Staiga pradeda eiti, eina toliau ir staiga girdi, kaip viskas temsta, tamsus debesis siekia beveik žemę. Baisiausi garsai iš laukinių žvėrių, iš tikrųjų audra didžiulė. Ir beeidamas jis praranda drąsą, išsigandęs grįžta atgal ir papasakoja, ką jam teko patirti. Ir visi išsigąsta. Tada kitas sako, ką, jeigu ten jau toks kelias, aš renkuosi kitą, bet aš negrįšiu atgal. Nes savo širdį esu apsisprendęs priimti viską, ką tas kelias man jau bus paruošęs. Todėl nelaukit manęs. Jis apsisprendžia ir eina. Ir jo kelias lygiai toks pat. Ir tamsu, ir žaibai, ir audra, ir tie baisus iš tikrųjų balsai žvėrių įvairiausių. Ir eina tolyn ir staiga pakliūva į slėnį. Ir prie įėjimo į tą slėnį užrašyta pragaras. Galvoja grįžti atgal, bet nebegali. Žengia toliau ir tame slėnyje pradeda stebėti, kaip vyksta visas gyvenimas. O ten iš tikrųjų žmonės gyvena, ten yra plėšikų, kurie plėšia tuos paprastus žmonės. Iš tikrųjų tie didžiuliai ir baisų žvėris tiesiog žaloja tos žmonės. Žodžiu, tikras pragaras. O jis apsisprendė savo širdį, sako, vis tiek,
Kadangi apsisprendžiau, taip būsiu čia ir darysiu viską, ką aš galiu. Ir pradeda kalbėti su šalia esančiais, kad reikėtų sujungti jėgas, pasipriešinti plėšikams, iš tikrųjų pastatyti tvoras. Ir nedidelė saujelė tų žmonių atsiliepia į jo kvietimą ir pradeda diena po dienos jie tvarkytis. Po gerų metų iš tikrųjų slėnis visiškai kitoks. Pasipriešino ir nugalėjo visus tuos žmonės plėšikus, susitvarkė iš tikrųjų savo sodus, susitvarkė savo daržus ir galiausiai tas žmogus ateina ir išrauna tą lentelę, kur užrašyta pragaras ir pakeičia rojus. Ir atsisėdęs žiūri į tą slėnį ir staiga jam vėl pasirodo tas pats vyras baltais drabužiais. Ir sako, tu nebegalėsi grįžti ten, tavo kelyje yra kitas pasirinkimas. Ir prieš darant pasirinkimą, tas žmogus smalsaudamas klausė, sako, papasakok, o kas nutiko su mano bičiuliais? Šiek tiek šyptelėjęs vyras baltais drabužiais sako, pirmasis tavo bičiulis, kuris buvo pasirinkęs eiti dešinę, jis iš tikrųjų tau iškeliavus, sukaupė drąsą ir grįžo atgal į tą patį kelią. Ir jis ėjo toliau, kol galiausiai priėjo vietą, kur yra rojus. Ir jis dabar džiaugiasi tuo rojum. Tiesa, sako, jis savo širdį turi mažytį tokį kaip liūdėsi, kad negalėjo savo jėgom prisidėti prie to rojaus sukūrimo. Kiti tavo du bičiuliai tebėra toj pačioj sankryžoj. Ir jie iš tikrųjų yra pragare. Jie bijo ir galvoja, įsivaizduoja, kaip bus blogai, jeigu rinksis vieną ar kitą kelią. Jie neprisima savo atsakomybę, taip vot ir tamposi visą gyvenimą. Jų širdyje iš tikrųjų tikras pragaras. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o kaip su mano ir tavo širdim? Kaip su tavo ir mano gyvenimo keliu? Juk kiekvienas iš mūsų nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių turim savo kelyje tam tikrus sunkumus, tai, kas kelia mums baimę, tai, kas kelia iš tikrųjų gąsdina mus. Ar turim tą drąsą būti ten, kur esam, eiti tuo keliu, pasiekiant savo tikslą ir net jeigu būtumėm toje situacijoje, toje aplinkoje, kuri būtų nedėkinga ir atrodytų kaip pragaras, daryti tai, ką galim. Ir laiko klausimas, kad ta vieta taps kuom? Rojum. Juk, mėly broliai ir seserys, jeigu yra kas nors, kas apšviečia, tai nebėra tamsa. Ir Dievas trokšta, kad tavo ir mano širdis būtų būtent ta šviesa, apie kurią kalba Evangelija. Juk Jėzus labai aiškiai sako, niekas uždegę žibintuvą nekiša po lovą, o priešingai stato taip, kad šviestų. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, prašykim, kad Dievas duotų drąsos, kad matytume Dievo ir kitų žmonių gerumą ir kad leistume Dievui šviesti mūsų gyvenimuose. Amen.